Šiandien žiūrėsit, kaip mes važiuojam daryti tyrimų, važiuojam pirkti sėklų, kaip atrandam nuostabius dalykus, galimai įsigijam gyvūnų, galimai įsigijam technikos, galimai su ta technika ir gyvūnais dirbam ir viskas viename video. Pagal VDU Žemės tyrimų laboratorijos atstovės instrukciją man reikia paimti apie 0,5 kilogramo tyrimo. Dėsiu į juodą maišą, kad kuo mažiau garuotų. Tai aš paėmiau iš 3 vietų. Galiu pasakyti, kad ta žemė atrodo daug baisiau, kai melioravom, o dabar jinai tiesiog labai juoda, drėgna žemė. Tai aišku, jinai suspausta, ją reikia išjudinti. Tai nužiūrėsim, kas ten joje yra. O kai išsiaiškinsim, kas joje yra, sužinosim, ką ją reikia įdėti ir kaip su joje dirbti. Tai einam susipakuosim. Nežinau, aš manau, kad šita žemė yra žuvus. Kad ją atgaivint, mums reikia įdėti organikos, įdėti mineralų, ko reikia, paįvairint augalų įvairovę ir susitvarkyti su drėgme. Su drėgme kaip ir susitvarkiam. Tai liko išsiaiškinti, ką į ją dar įdėti. Iš juos išėmėm, vandens perteklių išėmėm. Tai dabar pasiimsim tyrimukų. Vieną paėmėm iš ten, vieną paimsim iš čia ir vieną paimsim tam maždaug kur džeriukas. Ir žiūrėsim, ką pasakys, žiūrėsim, ko dar įdėt. Tai jeigu tau įdomu biški toks mokslinė pusė žemdirbystės, tai pradedam moksliškai visą tai žiūrėti. Apie kilą, apie 0,5 kilo paėmė. Gerai. Poliuko aušinimo sistema siaura, tai einam vandeniuko ir važiuosim. Saulės spindžių galva kelia, dvelkia vėjas neramus ir į tolimąjį kelią šiandien jis vilioja mus. Kur kelionė, ten daina, ten jaunystė šypsena, o būry gerų draugų bus visiems labai smagu. Tyliai snaudžia eglinėlis žalio ežero pakrašty ir vilioja mus prikėlęs giedras nerimas širdį. Debesėli, kur tu mus vedi, gal tu ilgisi, gal meilė, gal daina žadi. Tu palauki, neskubėk ir į tolį, mus palikęs nepabėg. Dėmės kultūros centras, jau čia ne čia, man atrodo, tenai kuriai. Tai čiuvakas su maišiliu judam. Pridavėm tyrimą, vedėja nuostabi. Aš varysiu dar nupirkti sėklų dirvos gerinimą. Pasirodo, tekėjas čia 6 minutės nuo tyrimų, tai viskas labai patogu. Nuperkam sėklų, ištaškau pinigus ir skriejam atgal. Varom. Sakau, man reikia 20 kg raudonų dobilų ir 10 kg baltų. Sako, žinok, tik po 25 supakuot. Aš sakau, nu tai ir duokit, du tada po 25. Tai vat, mažas toks updeičiukas. Po žemės frezavimo mes turim dar labiau gaivinti žemę. Tai nuvežėm tyrimus. Tyrimai duos žinot, ką geriau mums tą žemę daryti, ką dar įterpti į tą žemę, ko per daug, ko per mažai, kaip su kalkiam. Dėl žemės aeravimo ir gebėjimo jos panaudoti nupirkau dobiliukų. Bet už 400 eurų tiesiog augaliukų, kurie galimai gelbės. Net nežinau, ar jie gelbės. Galimai gelbės. Tai
Po žemės frezavimo bandysim užsėti dobiliukus, tik žiūrėsim gal netyčia dėl drėgmės, kaip padaryti, bet šiaip šlapia ta žemė dar drėgna visai, tai net po frezavimo, manau, drėgmės užteks germinuotis dobiliukam. Nu, bet dar padarysim researchą. Gaila, bet dobiliukai brangus. Pasikalbėjau su vadybininku, vadybininkas sako, kad maždaug 10 kg raudonų ir maždaug 5 kg baltų į hektarą sodint. Pas mane apie 2 hektarai, tai galvau 20 raudonų ir 10 baltų gausis dobiliukų. Bet pardavėjo pasakė, kad mažiausiai maišiukai po 25 ir aš toks. Ok, be problemų. O sako, grinais ar korteles? Sakau, grinais nebent labai daug paprašysit. Sako, 393 eurų. Tada kortelė. Tai, 400 eurų dar išleista su šansu, kad tai padės. Nu, tai žiūrėsim. Esat girdėję apie drugio efektą? Aš nusprendžiau paimti žemės tyrimus. Nuvežiau tyrimus į akademiją Kėdainių rajone, čia prie Dotnuvos. Tada paskambinau į tenai Linas Agro, ar kaip nesu įstikinęs, Dotnuvos Seeds kažkas dėl dobiliukų sieklos, kad tą žemę užsadint. Jis sako, okei, čia Dotnuvoj šalia atvažiuok pasiimt. Nuvažiuoju tenai, pasiimu. Ir užsimenu, kad vištas auginsiu ir panašiai. Sako, jo, čia kažkas vežė į pelėdnagius vištų išdarinėt. Aš toks, what? Kur? Man parodė, kur nuvažiavau pelėdnagius. Nuvažiavau į vieną parduotuvę. Nežino. Nuvažiuoju į kitą parduotuvę. Žino. Pavažiuoju link ten, per kelias sodybas, kol suranda tą sodybą, kur skerdžia. Ir jie legaliai tai daro. Tai aš šiais metais visgi galėsiu vištas auginti. Tai dabar važiuoju žiauriai laimingas, žiauriai patenkintas namo. Skambinsiu savo vištų dileriui ir užsakinėsim vištas. Ir pradedam. Važiuosim, tai jeigu ieškat vištų, I'm your guy. Varom! Woo! Gerai, dabar yra gegužės 25, pusę 8 vakaro. Važiuoju namo ir kipsim dar į darbus, kol matysis, nes taip išėjo, kad visgi auginsiu viščiukų šį sezoną. Radau, kur apsidarosim, susitvarkysim. Tai reikia suruošti viščiukam brūderį, nes mano viščiukų dileris rytoj važiuoja pro mane, tai aš rytoj jų ir pasiimsiu. Tai aš rytoj 11:30 ryte važiuoju jų pasiimti, tai būtų gerai iki 11 būti jau susiruošus vietą, kur juos auginsiu. Tai bandysiu iš pradžių ruošti lauke, jeigu nespės, matysiu, kad nespėju, tai suruošiu viduj kokią lempikę, dar kažką, kad per rytojaus rytą ir dieną būtų viščiukai šiltai ir fainiai. Ir tada suruošim va šitą jiem bečikę jau, kur jie bus jau ilgesniam laiku. Tai skriejam. Aš spėju, kad šitie metai bus geri metai dėl temperatūros. Tai aš manau, kad viščiukai ilgiau 3 savaičių brūderį negyvens. 4 savaitę jau puikiai keliaus į laukinius gardus, vat kaip anas, tik tas nesvarkys. Turiu dar 4 ten. Tai aš manau, techniškai, jeigu 5 brūderiai plus 3 savaitės, 4 savaitės tai beveik užtektų, tai dar pasigamins porą gardų, kad dar 2 savaitės turėčiau. Bet aš manau, kad darysim šitoj vietoj dabar brūderis. Atsinešam metrą. Skaičiuojam. 3 savaičių viščiukui maždaug reikia bent 4 kvadratų vietos. Atmeluoju. 80 viščiukų 3 savaičių reikia bent 4 kvadratų vietos. Bent, 3,6 kažkas ten tokio. Tai jeigu mes darom 4 kvadratų, tai visom 3 savaitėm vienam bečiui užtenka. Net jeigu šiek tiek daugiau, net jeigu 100 viščiukų turiu, 4 kvadratų užtenka. Ta nuo 3 savaitės viščiukai keliauja į lauko gardus, kurių kvadratūra yra 9 kvadratai, nes 3 ant 3, kurių užtenka iki gyvenimo galo, jeigu ten 70, apie 80 viščiukų. Tai aš manau, kad jeigu mes čia
įsišaunam 3 brūderiam vietas, primetam kaip tai atrodys, ne? Nes reikia 3 zonų po 4 kvadratus. Tai skaičiuojam šitą sieną. Taip. Šita siena apie 5 metrai, tarpas tarp šitų yra beveik 4 metrai. Tai jeigu mes statom palei visą sieną, 5 metrų ilgio, beveik 4 metrų pločio, 5 metrų ilgio, tai bus apie metro pločio, 4 metrų ilgio čia, tada stop čia, čia bus galima 3 metrų, 1,5 metro, tai užteks vietos čia, čia bus antras brūderis ir čia bus eis 3 brūderis. Tai pasiliksim tarpuką praėjimui ir galvoju, prie kurio pastato. Ar prie šitą pastatą, ar prie šitą pastatą arčiau. Spėju, kad prie šitą, nes prie šitą galėčiau dar tvirtinti, jeigu kas, tik čia vanduo bėga kiaurai, o čia lietvamzdžiai yra. Tai techniškai, jeigu prie šitą pastatą, tai nelytų ant tų gardų, nu ant to šiltnamiuko. Nu, lytų, bet nebėgtų su inercija, biškai mažesnis triukšmas, nes aš čia miegu už tos sienos, šitas langas praviras susit bus. Tai jo, dabar darom taip. Nuserdam šitą krūvą, pasilyginam žemę ir bandysim susirasti kampus. Susiprojektuojam. Taip, prasilyginom. Dabar reikia išnešim šitus ir atsinešim gegnes pasiprojektuos. Tai pašalinam to šiferius. Atvažiavom. Turim gegnikį. Jas išsikraunam. Ir papasakosiu, ką su jom daryti. Taip, jeigu mes dabar paimam gegnikę šitas, iš kur bandysim klijuos kažkokią konstrukciją. Galim prisimest pažiūrėti, ar mum jų užtenka. Kadangi čia eis palei visą sieną, tai galima ir primest palei sieną. Jeigu čia turim, ne, galim trumpesnę dėti. Va. Čia turim. Tada. Čia nusipjaus biškį, bet turėsim po 3 metrai. Dar bus apatinė gegnė ir viršutinė gegnė. Tai turim po 2 sluoksniukus dėti. Jeigu čia va, nusipjaus galiukai, tai turėsim rytoj apsivalytas lentas. Čia realiai viena vientisa bus. Va. Ir vat, principai, ne? Turim po viršutinę ir apatinę gegnes. Tada turim dar tiek aš noriu įeit. Tai aš esu kiek 3 metrų aukščio. Koks 1,8 m, sakykim, kad bent būtų 1,9 m, kad galėčiau pilnai išsitiest. Įsikelda dėžę aukštai. Tai jeigu pasidarom 1,9 m, o maždaug tą aukštį primem. Nu jo, 1,9 m, 2 metrai, kažkas tokį. Tai jeigu primetam šitą aukštį ir pabiškį nuolydį darom, kad nuo stogo vanduo bėgtų ir nubėgtų iki ten, tai viskas gaunas ledai. Tai pasiliekam šitų dar ištrižainiam, dar šitiem bokštav, pasiskaičiuosim nuolydį. Tai nuolydis vis tiek dar čia gegnikiais, bet čia bus mažesnė siena, čia didesnė. Aš paskaičiuosiu nuolydį, Pitagoro teoremą panaudosim.
Ir gal šiandien tiek. Ne šiaip rekepas dienos. Nuvažiavau, padavau tyrimą. Iš tyrimo nupirkau overpricintų Dobulo sėklų. Ta susiradau skerdyklą, viskas, ne viską dar susiderinu. Tada grįžau iki Tėviškės, nuvažiavau mamą iki Kauno, grįžau atgal. Ir dabar kibau šitus darbus. Tai diena gala. Dabar yra 9. Ir aš pavargau. Einam susistatyti viską. Ir 7:30 kipsim ryte į darbus. Kol kas. Taip, atsivadau 7:30. Gėriau kavutę. Atsiprašau. Bet esam pasiruošę dirbti. Dabar yra 9:25. Už poros valandų važiuoju viščiukų pasiimt. Tai reikia suruošti kažką, kad tos viščiukus turėčiau kur padėti. Tai išsikraunam, ką nusipirkau parduotuviai. Nusipirkam plionkę, nes gaminsim naują šiltnamiuką šitoj vietoj. Tai visus medvarščius viską išsikraunam ir eisim greičiausiai į sklepą, kur žiemą buvo šuniukų gardas. Ir padarysim pradinį brūderį, kad galėčiau ramiai, viščiukus padėjęs, kad jie valgytų, gertų. Galėčiau toliau statyti šitą More Permanent Solution. Pakrutam. Sąlyginai primityviai, bet pakabinta lempa, tokia biškit pakila. Tai jie per šiandien čia turės pabūt, nes čia statau naują gardą. Tai važiuoju už valandžikę pasiimti, tai galim pradėti statybas, manau. Važiuojam. Turim 2 metrų gegnę. Nu čia jau 3 realiai, nes aš 2,60 mane. Tai jinai statysis. Čia manau. Ir tada jinai statysis ant tokio. Ir pasidarysim karkasą. Ir visą karkasą išnei. Pridėsim ir turėsim. Tai bus karkas šitos sienos, anos šitos ir priekio kažkaip. Tai dabar pasidarom šoninius vienodus. Ir tume dar užsideda. Ne ten. Ne čia. Nes aš norėčiau pakišti visai pastogiai. Čia net reikia šoną. Tai darysim šoną palatą. Tam pažiūrėt, kaip protingai vyrai daro, nes aš nežinau. Jeigu, pavyzdžiui, einam čia, ane, irgi principą pirma buvo karkasas, šitie šonai išorėse, ane, ant jo pasideda, logiška, ant jo pasideda. Tai turi ilgą apačią, tai dar reikia nusitrampinti galiuką. Tiek, kiek 2 storiai lentų. Kad šitas ilgas būtų pasidėjęs ant pagrindo ir ant jo pasidėtų. Tai aš manau, vis tiek reikia žemiau, kad būtų pastogu. Kad vanduo bėgtų per viršų, o ne į šoną, ne? Tai primetam, jeigu čia 2 metrai, ane, galim primest maždaug storį šitų lentų. Šitų. Man atrodo, čia jie 6, 7. Tiek 5. Tai 5 cimai nuo viršaus, 5 nuo apačios. Dar 10 cimų nurėžus. Gausis tai, ko ieško. Taip už padarom. Karočiui, principas. Čia yra vienas karkasiukas, nusidėsis čia, dar prasitęs nuo tai karkasiukas ir palikau va prie ko išeida pritvirtint, palygint žemę.
cinkuotą vėlą norėčiau įleisti į žemę. Ir jo, tai principą daryti tokius dalykus, tik apsukt reikia, nes lyg, ar ne, galima taip išorį matyti lygų. Plionka gražiai apsitams. O ne? Tik reikia pirmą plionkę aptam nepamiršti, nes paskui neuždėsim. Tai toks principas. Mažas updeitas užduosiu. Ir šiaip užtrukau šitą pasiruošimas ir šitas dar valandą. Tai už valandas išvažiuoju Viščiukų. Tai jo, gerai, kad parašiau ten Viečikę, nes čia niekaip nespėčiau. Nu, bet pradedam žiūrėti, kaip lygiai padaryti, tą biškį paleist, čiut į apačią. Tai vat, kaubriukas čia ir pratęst ant tenai gegnikės. Šimtuką. Tai čia dabar jie per šiandien kumarins jau rado lesalą, kas rado šitą vandeniuką. Atrodo, jam nešalta, guvus vis juda. Tai susiras, ką jam reikia susiras. O aš priverį, jeigu netyčia jie išsiaiškins, kad išlipti iš čia. O dabar aš varau statyti gardą. Jo, šaunuolis, padarai karkasą. Kam tas tarpas? Kam jis reikalingas? Kodėl jis yra? Kodėl aš negalėjau tiesiog naudoti šitas sienas? Bet padariau jau. Tai žodžiu, nuo čia darysim biškį nuo lydžiuką. Nuo to kampą nuo lydžiuką. Tai čia darysim metrą, jeigu 3 metrai. Per 3 metrus, sakykim, 10% 3 cymus turėtų pakrist. Arba galim biškį didesnį.
Na bet, 1,9 m, sakykim, darom. Nes čia dabar 2 metrai aukštis. Čia padaryti 1,9 m, bus nuolydis. Tai statom naują karkasą, kurio aukštis būtų 1,90 m. Ane? Ane? O kodėl? Nu, leiks pagalvoti. Čia Agnau nieko nepastatei, kelias vieną karkasiuką, pritempi prie chatas, tada uždėsiu porą tokių apačioj ten, tada atsinešiu makaronų iš Strižainiam, darysim duris ir bandysim plionkę tiest. Tai šiaip pavargau, einu atsigersiu, užkasiu ir toliau. Taip, čia bus durys vidury, padariau tarpą maždaug kaip dėžė, praeinu čia, čia bus vienas bečas viščiukų, čia bus kitas bečas viščiukų, čia bus trečias bečas viščiukų. Tai dabar mano darbas išsinešti šitus, atsinešti makaronų, kur plana lenčikė 2,5 cm. Neklausiu, dėl taip vadinu, čia reikia labai stamda. Pabėgo kažkas. Na, sutvarkysim. Atsinešt makaronų ir stampyti iš Strižainos, kad nepabėgtų nieks tai. Tai varom!
gaila, bet kažkodėl neįsirašė garsas, tai čia aš pasakoju, kaip važiuoju pirkti frezą. Čia sakau, kad blemba, pamiršau užsidaryti bortą, užsidarau bortus ir šiaip radau frezą Tauragės rajone, kuri originally gyveno Raseiniuose, tai pirkau realiai iš kraštiečio, kuris gyvena tenai, krovinys pakrautas saugiai. Tai nueinam dar prasitikrinsim dirželius ir vyksim atgal į namus. Oi, baisi lėkimo diena. Šiaip iš ryto nuvariau į Tauragę, parsivežiau techniką. Tinka kardanas, tai galimai rytoj jau frezuosim. Bet šiandien dar turiu atsivežti skaldos, noriu bent iš lauko uždėti skaldą visur, turiu skaldos už ūkinio. Ir išsilyginti čia grindis, pasiklot pagrindą iš lentų ir padaryti bent vieną dėžę su girdyklom ir panašiai. Plius paskui norės čia atsinešti bačką ir girdimo sistemą padaryti. Bet dabar bent padarom dėžę ir apsaugą. Dėžę ir apsaugą. Tai važiuojam. Palikau degimą įjungtą. Na vakar tai einam, surasim greit pakrovėją. Bandysim dar greit pakrauti. Kol jisai, pabandom ant durnius. O dabar kol... Ne, duodam pasikrauti. Tai... Einam vis tiek sugrebliuot reik. Yra ką veikt, kol kraunas. Tai... Karoči, dirbam. Mažiau galvojam, daugiau dirbam. O čia gerai šilta. Jei gerai atsivenu, reikia apie kem 5 kimo aukščių, čia ir kem 3. Tai dar jeigu vieną lentykę, dar vieną didžiąją lentą, tada atsinešim kažką, kad užstandarinčią šitus. Ir vieną gardžiuką turėsim. Tada čia bus kits gardžiuksais taip. Tai čia trečias gardžiuksais. Tada čia reiks su sandarinimu, bet noriu padaryti šitam semi-sandariam šiltnamį, padaryti pilnai sandarę dėžę, kad galėčiau čia drąsiai jau laikyti. Ir jo. Tai dabar dar atsinešam lentą. Tai tada žiūrėsim, kaip galim padaryti dangtį. Ir tada kraiką. Ir tada žiūrėsim. Taip, dėl ko aš būčiau patenkinti pilnai, jeigu čia pasidarytume dangtį dar ir užleistume tokį lenčiuką dar čia, tai būtų dangtis. Tai tada aš jau per naktį daugmaž gerai palikčiau. Aišku, šiandien jau pabaigsim čia, nes vargau. Ilga diena. Einam vidoso galui padaryti unboxingą ir intro į kitą vidosą.
Kokį unboxingą? Oi, geras vėjas. Tai ką čia nusipirkau? Nusipirkau 1,40 m frezą su lengvais defektais. Kokie defektai? Gavo, bet nepabėgo. Čia tepalai sakė keisti. Nežinau, tikėt, netikėt. Susirasim tepimo taškus, reiktų pasitepti. Greičiausiai už šitą bus. Susitept. Nusiimsim, atsiviniosim. Oi, biškai žiūrėk, leidžia. Aha, biškai leidžia alyvą. Bet ir kaip ir. Tai defektai. Nulūžę šitie. Tai reikės su diržiuku kokį pasirišt tą galą. Dabar dzin. Oi, netidaviau. Supyks svečias. Sorry. O tai kažką diržą jam parvežt reiks. Bet principe išsikraunam dabar, ką galim išsikraut. Ir šiandien jau neišbandysim, bet paruošim gal netyčia rytaus darbui. Noriu ryt atsibust ir pradėti frezuot visą šitą lauką. Aš nieko. Tai gal netyčia šiandien pavyks užsidėti, susiruošti, kad rytoj kilt ir iškart frezuot su kavos padeliu dar rankoje. Nu tai bandom. Problem. Šitas kardanas, kurį pasitrumpinom, vis tiek ir per ilgas. Ir aš jo trumpinti daugiau nenoriu. Aš turiu nuo senos frezos kardaną. Šitas galas tinka, šitas galas netinka. Tai mano darbas yra nusiimti kardaną, išsimatuot nuo šito galiuko iki šito galiuko ilgį, nusivežti ryt į Litagrą šitą ir sakyti, hei, pasidarom kardanas. Tai einam atsinešti metriukas. Gerai. Nusiimam dabar šitą. Šitas grįžta. Čia pavyzdžiui. Ir metriukas. Jūsų darbas. Atsimint kardano ilgį. Aš matau čia 3 cymus. Nuo kardano iki kardano. 33, 33. 33, 33. Tai čia ir maždaug 10 padalink iš 3 gausi 33,33. Tai 33. Da užsirašysiu, bet gal netyčia nepamiršiu. Ir šalia 33,333333, 33, 33,
Pasiėm pavyzdinį kardaną, kad tą patį gautume. Tai įsimetam į poliuką, kurį by the way šiandien susitvarkiau. Nežinau, gal jau minėjau, bet daugiau nemažiau. Ir dėl to šiandien ir norėjau pabandyti susirinkti. Nes o jeigu netiks, žinai, netiko. Ir yra kaip yra. Ir turėsim pasidaryti. Ir čia bus dar investicijos, tiek kardaniukas kokie šiam 8 eurų kainuos. Bet ne piniguose laimė. Jūs tai galit pasidalinti, linkas Patreono linkas apačioj. Taip, pasuogas penktadienio rytas, pavažiavome iki Litagros, nupirkom kardaniuksas, užsipylėm kuriuksas ir dabar lekiam namo, susitvarkysim kardaną, kitaip sakant, sutrumpinsim. Ir jeigu be gedimų, tai per šiandien sufrezuosim lauką. Jeigu su gedimais, tai ateities problema. Bandom. Taip, pirmi darbai, pasileidžiam žvėris. Varom žvėris, žudat. O dabar turim seną kardaniuką ir turim mažai vietas čia. Tas mažai, normaliai tas vietas. Ar reiks paverst, kad kuo tiesiau tik tai, bet, Džeri, ant numerių. Atšava. Būni. Ir turime naująjį kardaniukas. Į šitą naują kardaniuką turėsim pritaikyti čia. Jis ilgas, atsinešam 2 dalykus. Atsinešam kameros batareikų ir atsinešam kampinį šlifuoklį. Tai kardanas turi... Kas yra kardanas? Kardanas yra darbinis velenas, kuris nuo čia perdat gali į čia. Ir kuom jis ypatingas? Jisai susideda iš 2 dalių, kurios viena į kitą susijungia. Šitą. Tai dabar užsidedam abi pusės, pasižiūrėsim ties, kur maždaug mums reiks jį nupjauti. Turim kardaną, kuris ir stipriai per ilgas. Bet dabar ar pavyks jį padaryti pakankamai neilgo, nes jisai turi, jau čia bus tight fit. Tai bet kokiu atveju, bent iki čia reikia nusipjauti, bent jau plastmasė. Ką čia pridirbom, pažiūrim. Turim 2 kardaniukus, labai jau trumpus. Viens į kitą jie įsikiš, jeigu rasim kampą kuriuo, ir įvertinsim, kaip sekas nupjauti. Taip, jis gerai įsikiš. Ir mes turim dar stipriai per daug jo. Tai mums dar reiks skaityk, nes šita dalis turbūt čia. Tai dar tokį nupjausim. Tai gal dabar jau skaičiavimais galima pradėti galvoti. Ane? Galim va šitą vietą ir nupjaudą. Nusėt. Ką žinau, ne mano reikia.
Tai vat, kardaniuką užsidėjom, dabar šuniukus į vidų, susirenkam visą šūdą, pabandysim prasukt, pažiūrėt ar sukas in. Taip, staigiau sukant, lėčiau važiuojant, išdirba panašiai. Tai reik suk taip pat, važiuoti taip pat ir jei ką važiuosim porą kartų, nes čia duso, bet gražiai išdirba. Tai važiuojam iš polėtą 2 kartus, jeigu kas, nes geriau kokybiškai ir nesulaužom. Fantastiškai. Taip, šiaip, nu čia ant galo irgi sudirba, tik dar nesumaišė. Neblogai, va, palyginus veik, tik tai dar noriu susitampyti, kai lygiau viskas stovėtų. Ir šiaip, aš patenkintas. Nu tai apsiimam, dabar apsibrėžiam perimetrą. Aš galvoju palei stulpus, taip nuvažiuot, paliks čia pražemę, nes kaimyns gelbėjai, tam pas jį jaunolins užaugęs. Tai jis gelbėjai kartais bebrų užtvanką sutvarka. Tai paliksiu, kad čia galėtų pravažiuot. O čia dabar nusibriešiu liniją. Ir važinės pagal tą liniją pirmin atgal. Ir tada imsim didį. Nu tai susitvarkom čia dabar. Ar norit pažiūrėt? Nu važiuojam. Mažas intarpas, niekam nesakyk. Bet jeigu pakomentuosi kebabai po eurapem, aš asmeniškai atvešiu tau vieną iš savo vištų. Tai apsitaškiam tepaliuku ir per čia bėga kardans kažkaip, per čia bėga, per salnikėlį kažkaip intensyviai čia bėga. Pabandom biškai atitrauk kardaną. Žiūrėsim. Neidealu. Aha, čia pasileido. Karšta. Karšta. Tai kardans galėjo čia biškai išmušti tą salnikėlį. Oi.
Agnius, mano spėjimu, kas čia įvyko? Agnius padarė užsidūksį ir iškepino kryžinę kardaną. Eik, tu savo. Nu, blogai. Nu, juda. O, biš pasivirinė. Reikia čia į kryžmę privaryti košės. Neprivarysiu košės čia, žinai kodėl? Nes tepimo taškas nutrintas. Tai reikės naujo kardano pusės. Bet dabar bent jau gerai, ką kardanas. Tai nustrumpinom dar šitą kardaną. 10 eurų. Įvykdėm pilnavertį kardano nužudimą. Nužudimas numeris 1. Kadangi nebuvau užfiksavęs, nuėjo šitas iki galo, nutrynė tepimo tašką ir išvalgė kryžmę. Tada patrumpinau, uždėjau atgal, bet greičiausiai uždėjau neteisingai. Ir šitos pusės ištampė šitą. Ir dabar neužsėda normaliai. Tai liuks. Pasiemam faktūrą, varam naujo kardaną. Važiuojam! Karoči, 3 valanda. Problem. Išsimalė, reikia naują varžtą padaryti. Čia lyg sutvarkiam. Ir užsipilsim kurą. Tai tam padarysim tą varščiuką. Ir tada bus paprasta, ne? Kur čia tas lietus? Nu bet varam. O kodėl nepriminėt, kad kuro neužsipyliau? Varam, dabar užsipilsim kurą. Vakaro liko dar tik mažiau negu pusė, gal pusė, mažiau negu pusė. Tai
šiandien nemanau, kad spėsim, bet bandom. Duosiu žinot, jaučiu update'ą vėliau jau. Varom. Taip, man įdomu, nu ten kur juoda, tai juoda, ne? O čia, ar čia išdirbta žemė? Bet ne šiaip kai ėmė ją supjausti, tai nežinau ar gerai. Nespėjo sumalti. Jau čia antrą kartą reiks važiuoti, nes čia neminkšta bus. Labai šlapias žemė, tokia kuzaisiai ar suvarė. Nu bet pravažiuoju. Jeigu rytoj bus pavyti augalai, tai reiškia sveiki. Jeigu nereiks važiuoti dar kartą, bet antrą kartą jau gal bus geriau. Paband. Problema. Pamečiau tą varžtą, kur buvau pasigaminęs. Einu pabandyti supurt dar vieną, gal netyčia. Tas trumpas bus. Din, 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 din. Paneina 22. Ką tik nuėjau pasikeisti bateriją, buvo išsikroję. Ką tik pasičiau traktorių. Leidom šuniukas, reikia pašert. Raktų nepasiėmė. Reikia sutvarkyti, palikta tas, kad čia dar apėti. Bet aš manau, kad vardan. Kam? Sėjautė, varą jie jau. Aš varau. Laukas išfrezuotas. Aišku, aš norėčiau iš viso, kad susimaltų kitos žolės, bet jas visas, ne visas, davė per šaknim per galvą. Labai didelę dalį tų pelkinių žalių nukirto ties šaknim, tai nu toks kaip su kauptuku praėjau visur. Aišku, pradedu bijot. Čia kur buvo arka kultivuota, tai labai gražiai sufrezavo. Aišku, aš manau, kad jeigu būčiau važiavęs dar lėčiau ir būtų tie patys ūkiai, iš to būčiau ne 12 valandų važiavęs, o būčiau 24 važiavęs. Bet būtų tada iš visur taip juoda, manau. Bet čia jau važiavau visiškai ant limitų. Traktorius vis norėjo gest, gal biškį freza per didelė, bet turim nufrezuotą lauką. Ilga diena, o ilga diena. Šitą
Tai vat, turim tokį dalyką. Dar biškį pakečapinsiu, man atrodo, ryte. Bet va taip atrodo, kaip prieš tai atrodo ir kaip dabar atrodo. Diena ir naktis. Nu, žiūrėk, nu. Va, lenda kėdasas. Sakyčiau gerai. Čia tos žolės apmirs. Ir galėsime prie kitų žingsnių. O kokie kiti žingsniai? Galim aptarti juos iškart iš ryto. Gal jau užteks update. Noriu padėkoti, kad žiūrėjai video. Ilgas. Jeigu žiūrėjai visą, You The Real MVP. Ačiū. Labai, labai, labai padeda. Labai viliuosi, kad patiko. Jeigu patiko, rasit like mygtuką, rasit subscribe mygtuką. Aš čia būnu, aš čia kuriu. Čia jau 71 video. 2 metus tai darom. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Ir susimatysim kitame epizode. Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini. Tada čia? Ne, viskas, baigas. Čia gali pažiūrėti alternatyvų turinį, o čia greičiausiai praeitą epizodą. Davai, einam.